Sveiki, sveikučiai. Žiūrėkit, koksai automobiliukas jums. BMW X3. 2011 metų automobiliukas su tikrai neblogu išpildymu. Gražios juodos spalvos, kėbulas tvarkingas, lygus, gražus. Einam parodysiu, kodėl tas išpildymas toks neblogas. Žiūrėkit, turi beraktę rakinimo užvedimo sistemą, turi elektra valdomą sėdynės su atmintim, turi odinį saloną, turi panoraminį stoglangį, turi automatiškai įsijungiančius ksenon žibintus, turi visus, aišku, 4 elektra valdomus langus su užsilenkiančiais veidrodėliais, kas be ko automatas, laisvų rankų įranga, navigacija, taip pat 360 kameros, šildomos sėdynės, klimato kontrolė, autopilotas, automatiškai įsijungiantys valytuvai. Ridos turim 208 tūkstančius. Prie tokios ridos jau dažnu atveju reikia keisti grandinės. Taip, padaryta, pakeistas visas komplektas grandinių ir jau jums nebereikės keisti. Taip pat yra projekcija ant stiklo. Nežinau, nesimato per kamerą, bet yra toks dalykėlis papildomas, kur tikrai X3 retai sutinkamas. Taip pat, dar pamiršau parodyti. Žiūrėkit, ką dar turim ir elektra valdomą bagažinės dangtį. Irgi rečiau rasite X3. Tai žiūrėkit, su tokiu išpildymu automobiliukas kainuos apie 11 tūkstančių pakeistom grandinėm, su kamerom, su beraktė, su liftu, su odom, su memoriais ir taip toliau. Tai vat, X3, 2011 metai, 2 litrai, 135 kW, Marijampolėje, Gilyno gatvė 10, atvažiuoti, įsibandot, įsitestuot ir galbūt jūsų naujasis šeimos narys pataps šis automobiliukas.